Sveiki, vienas iš mūsų lankytojų uždavė man klausimą, kaip pasidaryti išorinį IP. Taigi išorinio IP daryti nereikia, jeigu turite internetą, jūs jau turite išorinį IP. Jį tiesiog galime pasižiūrėti, susirasti, nuėjus į Google ir įrašius IP. Your public IP address is. Taigi štai, šis yra mano išorinis viešas IP adresas. Taip pat galime nueiti į daugelį tinklapių, kurie jums parodys jūsų išorinį IP. Prašau, dar vienas whatismyip.com taip pat rodo. Taip pat galime lietuviškai rašyti koks mano IP, mano IP.lt. Matome tas pats IP. Taigi IP adreso išorinio jums darytis nereikia. Jį galite pasižiūrėti tiesiog nuėję į Google. Šis IP adresas yra duodamas jūsų interneto tiekėjo, jūs jo pasikeisti negalite. Jisai gali būti statinis arba dinaminis. Jeigu statinis, tada šis adresas visada liktų toks pats, bet dažniausiai, jeigu jūs nemokate papildomai pinigų už savo internetą, šis adresas keisis kas savaitę ar panašiai, priklausomai nuo to, kaip yra sukonfigūruota jūsų interneto tiekėjo įranga. Ką dažniausiai žmonės turi omenyje, ieškodami kaip susikurti, kaip pasidaryti savo išorinį IP, yra kaip sukurti port forward. Tai yra, turint išorinį IP, reikia susikonfigūruoti ant savo routerio port forwardą, kad kažkas internetu galėtų prisijungti prie jūsų kompiuteryje veikiančio serverio. Taigi sekanti pamokėlė šiame kanale bus apie port forward, ją įkelsiu per artimiausius keletą dienų. Taigi, tarkime, jeigu pakūrėte ant savo kompiuterio kokį nors žaidimo servą, turite duoti savo kolegai, draugui šį IP adresą ir atitinkamai sukonfigūruoti savo routerį. Jeigu gavote baną kokiame nors žaidimų serveryje, tada tiesiog reikės palaukti, kol jūsų IP pasikeis. Jeigu turite statinį IP, kuris niekada nesikeičia, tada šūdas, nieko gero. Taip pat yra variantas, kad galime naudoti VPN arba proxy serverius. Proxy serveris tai yra serveris, prie kurio jūs prisijungiate ir visas jūsų interneto srautas, visi tinklapiai, paveikslėliai ir panašiai keliauja per tą IP proxy serverį. Taigi proxys praktiškai apsimeta, kad yra jūs ir tokiu būdu jūs vis dar galite gauti prieimą prie failų, nors jūsų IP yra išbanintas ir jūs negalite atidaryti kokią nors tinklapio, tarkim. Tai štai tiek informacijos apie išorinį IP. Jis yra duodamas interneto tiekėjo ir jį galite pasižiūrėti nuėję į Google ir įrašę raideles IP. Tikiuosi, kad ši pamokėlė jums buvo naudinga ir iki.